Klausimas. Lietuvis Norvegijoje. Per atostogas Jonas buvo Lietuvoje, bet paskutinę savaitę išvyko į Norvegiją. Suvenyrų parduotuvėje jis pirko dovanų draugams. Išėjo iš parduotuvės ir pasuko į kairę, perėjo per siaurą senamiesčio gatvelę, praėjo pro didelę raudoną bažnyčią. Dar truputį paėjo ir suprato, kad tikrai nežino, kur yra jo viešbutis. Įėjo į mažą kavinę. Gestais ir žodžiais Jonas aiškino, ko nori, bet padavėjas nesuprato. Buvo labai malonus ir simpatiškas, labai norėjo padėti, bet negalėjo. Jonui buvo labai liūdna. Jau buvo tamsu, gatvės tuščios, visi namai buvo panašus vieni į kitus. Pamatė seną vyrą su šuniuku. Jonas priėjo prie jo ir tik kartojo viešbučio pavadinimą – Admiral Hotel. Admiral Hotel. Vyras suprato, ko Jonas ieško ir parodė, kur eiti. Viešbutis buvo netoli. Kai Jonas parvažiavo namo, papasakojo draugams, kaip negalėjo rasti viešbučio ir sakė, jeigu norite važiuoti į kitas šalis, mokykitės kalbų.